į Rygą važiuoju. Planas yra papietauti ir apsisukus grįžti. Kaip seksis bus matyti. Dabar 30 laipsnių šilumos, o dar užvakar tokį pačią dienos metu buvo 14. Jo va ir dabar yra pietų metas, tai kad Rygoj būčiau, kai dirbsiu koks kavinukės, teks daryti biškį didesnį vingį. Važiuosiu pro Ukmergę, Anykščius, tada pro Kupiškį, už Kupiškio kirsiu Latvijos sieną ir tada jau tiesiai į Rygą. Turėtų būti apie 400 km ir tikiuosi kokią 10 valandą ryto tam bus. O kai planuoju grįžti, tai papasakosiu jau būdams Rygoj. Jeigu nuo Kauno ir link Rygos važiuočiau tokia tiesia linija, ten sakykim kažkur pro Panevėžį ir į Rygą, tai būtų visiškai pavėjų šiandien, visiškai pavėjų. Dabar, kadangi darau tą tokį lanką, nu tai biškį šuolinio gaunu, bet iš esmės vis tiek daugiau palankus vėjas negu nepalankus. Būtų fainiai, kad rytoj apsisukti priešininkui. Bet turbūt daugiau šansų loteriją laimėti, negu kad taip nutikti. Atvažiavau į Ukmergę, stabteliu degaliniai, reik vandens ir kažką užkasti lengvai. Sumuštinį. Pasiėmiau atsigerti limonadų ir vandens. Ir dabar yra 104 km. Temperatūra biškį pakrit nuo 31 iki 26, tai jau jaučiasi kur kas patogiau važiuoti. 7 km iki Anykščių, 107 iki sienos. Tai tuoj užbaigu sumušteką ir tęsiu. Gerai, kad čia vis posūkiai buvo į kairę tam veduke, nes į dešinį tai aš niekaip nepasuku į kairę, kaip profesionalas išėjau mūsų posūkius. Gedimino pilis. Temperatūra pakrita iki 22 laipsnių ir iškart kaip atšala, pirštinė visa apšerkšnėjusi, eina savo. Oi, kaip šalta. Gražu. O čia jau toks nusileidimas. Rimtas. Reikėjo ant dropų įsikipti biškį. Prasileido. Gražesnės vietas saulėlydžiai pagauti negalėjau. Nu, saulėlydį nepagausiu, bet prieš saulėlydį pagavau. 9 valandą šviesos įžiebimo metas. Apvirto. Por kilometrų iki Anykščių degalinėje esu.
Pasėmiau sumuštinį, kolos prieš naktį užkasti, vandens dar dasipilti, bet ir toks dalykėlis. Esu pasižymėjęs Latvijos sieną ir Valė miestelį, kur yra degalinė, kuri turėtų dirbti visą naktį. Bet nesu tikras, kad jinai dirbs. Ten vienintelį realiai pažymėta visą naktį dirbant degalinį, bet nežinau, ar jinai turi parduotuvę šalia. Ten tokia mažytė labai. Tai žodžiu, jeigu jinai nedirba, tada 240 km be maisto ir vandens papildymų. Tai dar į kišenę įsidėjau Sprite'o ir 7 Days. Tikiuosi užteks nakčiai. Jeigu dirbs parduotuvė, užsuksiu, jeigu jausiu, kad nieko nereik, tai praleisiu ir šit. Dabar apsirengsiu biškį šilčiau prieš naktį, pavalgysiu ir toliau judėsiu. Užsidėjau rankojas, užsidėjau atšai, išliku. Oho, kaip gražiai žiba. Atvažiavau į Kupiškį, o kaip gražiai. Čia mokykla jaučiu. Kikinės spalvos, tai chameleon. Žodžiu, atvažiavau į Kupiškį, bet aš čia jokių reikalų neturiu. Ieškau, kaip išvažiuoti. Iki sienos 57, iki Rygos 185. Normaliai. Latvija. Tai žodžiu, pasiekiau Latviją iki Rygos 126 km. Nu tai tikrai nebestos, tai degaliniai. Visko tebeturiu. Turiu vieną buteliuką vandens, turiu bananą, turiu bandelę, turiu šiaip batonėlių. Savijauta gera. Tai važiuoju tiesiai ten. Dar sustojau biškį daugiau apsirengti. 13 laipsnių dabar, tai kol kas šalčiausia, kiek mačiau, jog buvo. Nu, tikiuosi, daugiau nevės. Pas mane tai dabar giedra, visas dangus vien žvaigždės. Bet vis pasižiūriu Lietuvos pusę ir matau, kad kažkas mirga. Iš pradžių galvojau, kad ten tokios nuo miesto šviesas, bet dabar manau, kad ten žaibuoja. Mažiausiai, ko norėčiau, tai patekti į kokį nors tai lietų ir kokį nesąmoningą orą. Nu, visgi per tą atkarpą nuo sienos iki tos degalinės išgeriau biškį daugiau vandens, negu planavau. Tai užsuksiu, jeigu dirbs. Jau matau, šviečia. Kaip džiaugiuosi taptelėjęs tai degaliniai. Visų pirma, tai dėl to, kad pamatyti dešrai, nu, neatsispyriau jam ir taip skaniai pavalgiau. O dar vienas dalykas, tai spardavėja truputį šnekėjau, jinai angliškai nekalbėjo, bet paklausė apie dviratį kažką. Nu, sakau, važiuoju iš Kauno į Rygą. Ir sako, o, lietuvis, ir lietuviškai pradėjo kalbėti. Labai nustebino. Ten vyksta saulėtekis. O aš madas demonstruoju. Esu jau Rygos pakrašty, čia visiškai prie pat priemiestį. 7:30. Tai šiaip taip nieks nedirbs, o jie gyts jau sėst. Tai nusipirkau, aišku, degalinį sumuštinį. Ir galvoju, nuvažiuos dabar į Rygą senamiestį, biškį pasisukios, o aš važiuosiu pro Jūrmalą. Tai jau bus turbūt atsidarys kavinės iki tol ir pabandysiu kažkokios sriubos, kažką pasriepti. Yra ketvirtas kartas, kai į Rygą dviračiu atvažiuoju. Ir visus 4 atvažiavau vis skirtingais maršrutais, tai visai smagu dėl šito.
Nusigavau pagaliau. Sunkiausia dalis per visą tą važiavimą buvo pervažiuoti miestą. Nemėgstu miestų. Nežinau, kodėl darau maršrutus visada vedančius į kažkokius Krokaus, Belastovos, Varšuvos, Rygas. Kai nemėgstu važinėti po miestą. Dabar 9 valanda. Tai varau link Jūrmalos. Važiavau į dviračių taką, katras veda į Jūrmalą, tai su Ryga yra viskas jau ten užbaigta. O dabar dėl to grįžimo namo, kaip galvoju grįžti, tai iš pradžių net nevažiuosiu namo. Važiuosiu iš pradžių į Rietavą. Noriu susitikti su šeimynu, susveikinti su Velykom. Važiuosiu nuo Rygos, taip pro Jūrmalą, aišku. Tada gan tiesia linija tiesiai į Lietuvą, prie Mažeikių kažkur. Ai ne, prie Naujosios Akmenės išlysiu. Tada į Mažeikius važiuosiu, o paskui prasidės biškį tokių manevrų, nes turėsiu biškį užtrukti ilgiau, kad nežadinti miegančių. Kaip šitą norėjau. Šaltibarščiai. Nesvalgsiu ant tiek stipriai skėstų šaltibarščių. Praktiškai kefyro net nelabai buvo. Vištas skęsta aliejui, o bulvių košis labiau vanduo negu bulvių košis. Salotas tai skrandis. Kartočiam. Kol neskaniai pietavau, keletą kartų išgirdau perkūniją grumint, tai pasižiūrėjau orų prognozę, tai čia aplinkui turėtų suktis lietaus debesis. Žodžiu, 50-50. Arba išvengsiu, arba neišvengsiu. Jūrmalos atkarpa irgi įveikta. Išvažiavau į ramesnį kelią, nes ten pajūrį toks biškį crowded. Tai žodžiu, dabar iki Lietuvos sienos 8-9. Iki Rietavo pavažiuos tokiais vingiais. Tai 209. Tai taip važiuoju ir vis matau, tai sausas, tai vėl šlapias kelias. Bet pats ką gavau ten keletą lašiukų ir viskas, kurie gal net labiau ir atgaivino, negu kad patrukdė. Privažiavau parduotuvėlę ir akys nušvito. Nusipirkau ledą ir limonadą, tikiuosi padės užsikurti. Suvalgau, pailsiu, biškį ant žemės atsisėdęs, įsižeminu. Ir tada minti iki Lietuvos, šiaip žiauriai laukiu vat to ženklo. Tikiuosi pasiekus bus iš vis atgaiva.
Mačiau, kad čia žaibs trenkia. Ir mačiau, kad čia žaibs trenkia. O aš tai per vidurį įsitaisęs. Bišk žvilgtelėjau orus, tai panašu iki Mažeikių visur gana stiprią liūtį rodo. Mažeiks pravažiavus turėtų būti geriau. Tai kiek čia iki tų Mažeikių? 8 kil. Nu kelias valandas reikia pakentėti, paskui gal bus geriau. Reikia iki pastoiks susirasti, biškai pasislėpti, pasižiūrėti, pagalvoti, ką daryti. Vėjas, kosminis irgi sukilo šakis. Ei, savo. Dar ir kurušą prasidėjo. Viską. Kur koks stogėlį ras? Susirasti koks stogėlį. Reikia žiūrėti. Gal yra kokių šansų kažkur apvažiuoti, aplenkti per kitą pusę, nežinau. Kažką reikia daryti. Nu, čia netoli sienos kažkokie miesteliai. Sustojau prie... Tai bet kas čia yra. Reikia pagalvoti, ką padaryti. Reikia persižiūrėti orų prognozes. Arba keisti maršrutą, arba laukti. Čia tas debesis yra šios va šitai viršui Lietuvos, kur grinai tas debesis. Ir paskutinę valandą, kaip visi ėjo. Tai žodžiu, jisai kyla į šiaurę ir galbūt neužilg praeis. Va šitai bent jau dabar lietus rimsta. Reikia judėti, jaučiu. Jeigu iš tikrųjų tas debesis nueina, kuo greičiau aš jį pravažiuos, tuo daugiau šansų, kad prieš naktį dar pradžiūs. Lietuvą, bet aš tikrai nesuosiu dabar. Ten vakariau atrodo dangus gražesnis, o man šitai už 2 kilometrų posūks į 10, kur audra pilnu gazu eina. Tai jaučiu varau iki Akmenių ir kažkaip persiplanuos maršrutą, tad šauti labiau į pietus ir greičiau išvažiuoti iš to debesės. Ta prasme, palei planą aš va ten tur važiuoti. Ne, o va iš ten atvažiavau. O, fuck. Reik va ten nusigauti. Kiškučių atsisėsiu ant prie kiaušinių. Čia jau pradžius. Kur bežiūri maršrutą, visur lyja. Varau pačiu greičiausiu keliu link Rietavo. Nežinau, gal apie vidurnaktį būsiu, nes vis keli prieš vėją, per lietų. Ten
sušils ir ten bus priimti sprendimai, ką toliau daryti, ar likti ten ir baigti važiavimą, ar kažkaip prasidžiavinti ir tęsti. Čia šviesėja dangus, tai gal nebelys, bet vėjas koks. Pravažiavęs Viekšnius išsuksiu į lentą, kur nuo Sėds ir Rietavą eina. Tai turėtų būti jau toks nebetiesiai į veidą vėjas, o biškį šonu. Tai nežinau, čia bus geriau, o blogiau. Dar padangą prasidūrė, lyg tai užsylino, bet nežinau. Nu čia jau važiuoju gerus 10 km po pasisukimo nuo Viekšnių ir žinok, nežinau, kada buvo geriau, ar kai pūtė tiesiai į veidą, ar kai tas šoninis. Nes vairuoti dviratį pučiant šoninį reikalauja dar kitokios energijos. Sakiau, kad grįžti į Rietavą, pasakysiu, kaip planuoju grįžti namo. Tai sprendimas yra labai paprastas. Pasilieku Rietavę, nes į naktį važiuoti visiškai nenoriu ir pabūsiu šeimą rytoj, o pirmadienį parvažiuosiu į Kauną. Tai tiek.